paimsim būtent vanaginio nago. Taip pat pasikalbėsim apie formos pastatymą ir formelę pasirinkimą. Pradėsime su jumis nuo to, koks nagas skaitosi paukštinio nago, vanaginio nago. Va čia yra schema tokio nago. Žiūrėkit, čia yra pakelimas, o paskui jisai auga į apačią. Jisai gali čia riestis, va toksai į apačią labai jo eina. Dabar apie patį paruošimą. Pradėsim nuo kutikulos. Čia yra antgaliukai, kurie yra skirti būtent paruošti nagą prieš priauginimą, atstumti kutikulą ir nuimti epanichium. Epanichium čia ta plėvelė, kuri auga po kutikulos. Šitie yra geresnės kokybės. Šitas yra prastesnis, bet taip pat visai nieko, anglas. Imam frezą ir iš pradžių frezą suka į vieną pusę. Mes galim nuimti ir atstumti kutikulą iš šitos pusės. Ir labai patogu, nes antgalis gali prieiti iš šito vietų, šitą kampą. Ir paskui į šitą pusę įjungus reversą. Revers čia yra, kada rankina eina į kitą pusę, dirba į kitą pusę. Tai mes įjungiam tą reversą ir jisai va taip važiuoja į tą pusę. Ir va taip gražiai atstumiam kutikulą. Aš savo praktikoje beveik nenaudoju kitų dalykų, naudoju tik tai antgalį. Jeigu kutikula yra labai grubi, masyvi tokia, negraži, tai aš naudoju kutikul remover, ir paskui su kutikul remover mes galim dar gražiau čia atstumti kutikulą. Paskui mes imam kitą antgalį. Taip šitas pavyzdžiui, arba šitas, parodysiu keletą. Čia yra taip pat deimantiniai antgaliukai, cilindro formos. Jie yra tam, kad paruošti nagą, nuimti patį blizgesį iš nago. Va taip ir į vieną pusę mes nuimam blizgesį. Čia nėra neblizga nagas dėl to, kad buvo nuimtas gelinis lakavimas. Tai va į vieną pusę mes galim taip paruošti nagą. Ir paskui mes turim pastatyti formelės. Čia ir yra toksai paukštinis nagas, čia yra pakelimas, čia yra galiukas, kuris auga į apačią. Ir stato formelę. Mums trukdo epanichium, nes jisai man tikrai labai skauda ir aš va taip suklijuoju ir ką aš turiu. Tuoj sekundėlę. Žiūrėkit. Statau formelę pagal man trukdo epanichium, jisai man skauda ir aš pastačiau formelę, kaip man pasakė būtent pats pirtas. Jisai man diktuoja ir sako, kaip man statyti formelę. Matom, kad formelė yra pastatyta truputį į žemę. Kas paskui išeina, kada yra toksai formelės pastatymas? Išeina tokia situacija, tokia istorija. Čia yra nagas, natūralusis, vanaginis pastatėm formelę pagal nagą augimą į apačią ir modeliuojam nagą. Čia yra apex pakelimas. Ir paskui visa architektūra eina į apačią. Kodėl? Dėl to, kad mes norim suplonyti šitą galiuką, kuris ten yra iš tos pusės. Neturim kitos išeities, tik tai padaryti taip, kad nusileisti į apačią. Paskui šoninė apatinė paralelė natūralaus nago, eina tiesiai ir pagal taisyklės mes taip pat turim išdilinti šitą šoninę apatinę, kad jinai būtų tiesiai. Ir išeina kas? Išeina tas, kad nebėra arkos. Ir dar plus šito
šitoj vietoj, stres zona jinai suplonėja. Kaip mums pastatyti formelę, kad tokios situacijos nebūtų, o būtų, pavyzdžiui, vat, tokia situacija. Va čia. Mūsų užduotis yra pastatyti formelę į viršų, į viršų. Ir tada kas pas mus išeina? Išeina, kad mes čia moduliuojam nagą. Sumoduliuosim dabar. Šoninė apatinė. Šoninė apatinė. Ir va taip tiesiai. Šitoj vietoj galiukas suplonėja dėl to, kad formelė stovi viršų. Šitoj vietoj stresas sustorėja ir šitoj vietoj yra taisyklingas nestoras apeksas. Bet vėl, kaip pastatyti formelę, jeigu trukdo hiponychium? Visų pirma, mes turime išdildinti nagą. Bet tokiu kampu, 90 laipsnių kampas ir išdildina visų kraštų. Ir būtinai atkreipti dėmesį į šitą kampelį ir į šitą kampelį taip pat. Nes būna, žinokit, labai dažnai, kada tie kampeliai likučiai ir jie mums taip pat sako, kur mums pastatyti formelę, duoda kryptį ir neduoda taisyklingai pastatyti formelę. Tai visų pirma mes išdildinam tokiu kampu, 90 laipsnių kampą. O paskui mes imam dildį ir dildinam tokiu kampu. Žiūrėkit. Ir kas tada išeina? Žiūrėkit, čia yra hiponychium. Jisai yra tikrai didesnis ir ilgesnis negu šitoj vietoje yra nagas, jo. Tai nagas yra daug trumpesnis negu mano hiponychium. Paskui aš statau formelę, kaip man reikia, jo tarp tos vietos, tarp hiponychium ir nago, arba ties nagas prie formelės. Ir tada man nieks neskauda ir aš statau, kaip man patogu ir kur turi žiūrėti tą formelę, o ne taip, kaip mums diktuoja tas nagas. Nu ką, padarysim, pastatysim formelę. Mūsų mokykloje mes naudojam plastikinių formelių. Kodėl? Dėl to, kad pasižiūrėsim, ką mes čia gaunam jo. Plastikas. Jisai eina vidutinio tokio tirštumo. Jo, jisai yra ir tirštas, ir minkštas tuo pačiu metu. Jeigu formelė būtų labai minkšta, jinai nebelaiko tokios arkos. Jeigu jinai yra formelė yra, tas plastikas labai tvirtas, arba, pavyzdžiui, metaliukai yra tvirti, kada mes statom jų iš apačios, arka suka į tokią pusę. Ir arka išeina nebegraži. Toliau, kodėl mes naudojam šitų formelių būtent plastikinių? Dėl to, kad čia nebereikia klijuoti metaliukų iš apačios. Pati formelė jau laiko tą arką ir laiko formą. Labai geros kokybės būtent klijai ant šitos formelės. Beveik neatsiklijuoja, bet būna tada, pavyzdžiui, drėgnos rankos klientė turi. Tai mes imam paprastą segtuvą, kanceliarinį stepler, jo ir galim šitoje vietoje susekti. Ir viskas laikys, viskas gerai, bet taip dažnai būna, žinokite, ir popieriniams formelėms. Taigi, turėti paprastą tą segtuvą nėra, manau, sunku. Dar šitos formelės yra, matot, spalva neskaidri, tai kada jūs modeliuosit pagrindą, jo iš skaidraus gėlių, jūs matysit labai gerai tą pagrindą. Nes labai dažnai, žinokit, per mokymo metu merginos, kada modeliuoja ir buvo pas mus skaidrios formelės, mes bandėm su jais, jo. Tai vat, būtent šoninė apatinė paralelė buvo labai
nematosi, nes ant skaidrų ir viskas nematosi. Dabar yra sukurta taip, kad ant pilko labai gerai matosi. Dar visas žymėjimas, jisai yra bespalvis ir jisai labai gerai praleidžia spindulių, lempos spindulių. Tai taip pat nėra tos problemos jo. Dar labai yra patogu, kad jums nereikia pirkti atskirai dar kvadratui, migdolui, atskirai būtent formelių pirkti. Žiūrėkit, čia yra žymėjimas kvadratui ir iš karto šiuolaikiniam ovalui ir migdolui. Tai taip pat yra labai patogu. Ir dar plus šitoje vietoje yra žymėjimas, kur geriausiai bus atkirpti ausyčių. Jo? Pabandom. Reklamos truputį buvo. Tai pabandom pastatyti formelę. Prisimenam, kad mums reikia pastatyti formelę tiesiai arba į viršų. Jeigu nagas vanaginės, tai mes vanaginės paukštinis, tai mes statom daugiau į viršų. Pas mus šitas nagas, jisai labai apvalus toksai, jo gilus nagas. Tai man reikia iškirpti tą patį situaciją ir ant formelės. Ir padaryti tai daug giliau negu yra mano pirštas, nagutas. Žiūrėkit, nebijom net taip iškirpti. O dabar padarėm tokio kirpimų, tokio ausyčių. Jo, ir dabar mes galim sujungti ir padaryti tokią arką siauresnė, kokia turi būti. Va čia bus būsima mūsų arka. Būsima arka jo šitoje vietoje. Čia yra ausytės ir šitoje vietoje. Ir prieina čia, čia ir čia. Va taip, tik tai galima ištaisyti būtent. Ir dabar mes su jumis galim patikrinti būtent nago ilgį. Čia yra apex, 3 galiukas, va čia. Ir kažkur iki 6 numerį mes tikrai galim sumodeliuoti. Jeigu mes pakelsim formelę, tai mes nagą galėsim padaryti trumpesnį. Jeigu formelė žemyn, tai nagas bus ilgesnis.